pristatau metų parodą. Jinai ypatinga tuom, kad visi darbai atlikti šiais metais ir turėdamas 40 metų kūrybos patirtį įdėjau visą savo turimą patirtį. Aišku, čia ne visi darbai pristatyti, per šios metus maždaug buvo nutapyta apie 100 darbų. Bet čia yra eksponuojama dabar yra 16 darbų ir kitoj galerijoje yra 28 eksponuojami darbai. Ieškau įvairesnės stilistikos ir kiekviename darbe vis ieškau vis kažkokios gamtoje užkoduotos minties. Nu ir atitinkamai plastikos. Paveikslas simbolizuoja žolinę arba lygiadienį, sakykime. Lygiadienis, kada diena prilyginama nakčiai. Ir šičia daryta irgi gamtoj ir kai ateina tas laikotarpis, šitas darbas, pats darbas gimsta, kuris atspindi tą reikšmingą gamtos virsmą. Čia netgi figūra, kuri mergaitė, lygtai figūra nueinanti mergaitė į upę, lygtai jinai nusivelka savo rūbą paskutinį, kaip čia, tik tai nujaučiama, kad jinai lygtai nusirengia ir puola, eina į tą begalybės visatos, kaip sakant, apsišvarinti. O kairiam kampe simbolizuoja tokį, kaip mūsų Dievą, tą tokį mūsų pirminį Dievą tokį, kur simbolizuoja ir tą žolinį, ir tą lygiadienį, kuris ir nuo amžių jau eina šitą datą labai ir pažymėtina. Visas pasaulis ją pažymė, lygiadienį. Darbas primena botanikos sodą, kuriame ir aš pradėjau šitą darbą. Ir šitą pakrantę, Danės pakrantę, karalienė Luiza visą laiką vaikščiodavo. Ir į šitą darbą, jeigu taip įsižiūrėsi, jisai lygtai paskui ir primena kažkokius rūmus, tokius lygtai rūmų sodus, čiučiut Versalį primena kažką tai, nes su tokių karališkų pasivaikščiojimo vietą. Nes dabar ir yra pavadinimas. Tas botanikas ir ana pusė botanikos sodo pavadinta Luizos parku. Taip dar neoficialiai, bet jis kada nors ir bus pavadintas Luizos, karalienės Luizos garbėje. Čia Klaipėdoje, kai jinai būdavo, jinai eidavo padangį pasivaikščioti. Ten ir rūmai buvo.
šito portretu norėjau parodyti, kad aš kaip asmenybė, čia mano autoportretas, trys liktai tokie žmogaus tarpsniai, mąstytojas, mažas vaikas, ambicija tokia kaip mažo vaiko, pradas ir ambicingos asmenybės. Trys viename, šito darbo norėjau save atvaizduoti visą savo visumą.